Geras lėktuvo aptarnavimas, bet kokiu atveju tai reikia žiūrėti kliento akimis. Klientui svarbiausia, kad lėktuvas būtų išduotas laiku. Laiku tai reiškia, jeigu mes sutarėm, kad tą lėktuvą aptarnausim per 14 dienų, pavyzdžiui, tai per 14 dienų mes tą lėktuvą turime išduoti. Todėl, kad klientas savo lėktuvą jau yra suplanavęs skrydžius, bilietai yra parduoti kaip pavyzdys ir lėktuvas turi skristi, nes kai skrenda, jis tada uždirba pinigus. Tai viena tokia iš esminių dalių lėktuvo aptarnavime tai yra būtent komponentų keitimas arba komponentų remontas ir jų savalaikis arba laikų pristatymas yra toks esminis, sakykime, butelio kakliukas, kuriame galima suklupti ir turėti, sakykime, daug problemų. Tai atitinkamai maždaug 80% visų reikalingų detalių lėktuvų remontų mes turim pas save sandėly, o likusių 20 mes turim pristatyti, turim tokį vidinį standartą maksimum per 3 dienas. Ir jeigu mums nepavyksta per 3 dienas to komponento surasti ir pristatyti pas save į angarą, tai atitinkamai mes tada ieškom alternatyvių sprendimų, mes kreipiamės į gamintojus, galbūt gamintojus gali pateikti siūlymą, gal mes keisime ne tik tą komponentą, galbūt didesnį mazgą, įvairiausių, sakykime, jau reikia, kaip sakyti, jungti inžinierinį savo mąstymą, kad sugalvoti sprendimą. Tai va tokia iš principų būtų situacija. Todėl lyniški procesai, efektyvūs procesai, norint išgyventi šitoje globalioje rinkoje, yra toks tikrai esminis faktorius, nes, kaip minėjau, kuo trumpesnis yra laikas lėktuvo remonto aptarnavimui, tuo tu esi konkurencingesnis, dalyvaujant visuose konkursuose ir siekiant pritraukti tuos lėktuvus pas save į angarą. Kalbant apie Feltechnics, kuo iš tikrųjų šiandieną galite konkuruoti su didelėmis tarptautinėmis kompanijomis dirbančiomis vakaruose? Aš pasakyčiau taip, mūsų geografinė padėtis iš tikrųjų labai gera, todėl kad 3 valandų skrydžio atstumu, tai yra optimalus laikas lėktuvui skristi ir apsitarnauti į angarą, 3 valandų skrydžio atstumu mes galim pasiekti tiek Didžiąją Britaniją, tiek Šiaurės Afriką, Turkiją, Skandinaviją ir, sakykime, didžiąją dalį Rusijos. Ir tokiu būdu mes turim tikrai didelį pasirinkimą klientų, kuriuos mes galim bandyti pritraukti. Antras dar svarbus dalykas yra, kad pragyvenimo lygis Lietuvoje šiai dienai yra dar netoks aukštas ir mūsų darbuotojų atlyginimai, nors jie yra dvigubai didesni negu vidurkis Lietuvoje, sakykime, vidurkis atlyginimų mokamų Feltechnics yra dvigubai didesnis negu Lietuvoje, bendrai paėmus, bet kokiu atveju yra mažesnis negu mokamas vakarų Europoje, todėl mes galim pasiūlyti klientui gerą kainą.